Kviečiu pažiūrėti antros dienos video, kaip mes minam iš Vilniaus į Palangą dviračiais. Nutrūkus grandinė, pradurta padanga, 130 km prieš akis. Tikros emocijos ir vasaros atidarimas. Kiek kiaušinių atkeliavo nesuskaldytų? Visi išskyrus 2. O, tai 68 kiaušiniai. Prarastas upėje. Nieko. Oho. Problemą turim. Kokiagi problemą? Tai nutrūko grandinė. Nu ką? Matai kaip myniau, net laikė Parodyk, žirgas. parodyk blauzdas. Pakeliu į Kačerginę ir į Zapiškį. Ten pietausim. Kelto kapitonas juokėsi, sako, namelį, sako, paleist galėjai, būtų pas mane atplaukęs čia į Nemuną. Tu čia? O jau kažkas valgo. 66 metai ir aš turiu tokią dovanų turiu, kaip gimtadienis be dovanų. Greičio akinius ir dabar Antanas važiuos. Kokie jūs fainuoliai. Dėkui. Važiuojam. Labas rytas. Filmuoju, kad pats galėčiau pavydėti savo kažkada, tai kai žiūrėsiu. Fainas rytas. Paukščiai čiulba, gamta bunda. Bus nuostabi diena. Visada tokios būna. O mes keliamės čia gamtoje su gamta, valgom ant laužo ir važiuojam toliau iš Vilniaus į Palangą dviračiais. Jau n-tąjį kartą. Vakar nuvažiavom 100 km iš Vilniaus iki čia, mėgam prie Prienų. Šiandien mums laukia 130 km už Jurbarko nakvosim. Visa Panemunė, pro Kauną, Zapiškį, Vilkiją, Jurbarką ir ten prie Smalininkų kažkur tai mes miegosim. Kelio daug, kilometrų daug, žmonių daug, bet mes įveiksim. Yra jau pusryčiai. Hamakė patogu? Man patogu. Aš ir ant pilvo, ir ant nugaros, o tai. O nuo Lietuvos yra šitas? Kaip? Nuo Lietuvos irgi yra? Yra. Ja. Kolektyvas pats įvairiausia susirenka. Įvairiausia patirtis. Tiek minimo, tiek miegojimo, inventorius. Tai dažniausiai žmonėm būna šalta. Nes būna miegmaišiai ploni. Ar kilimėliai kokie tai tenais ploni. Bet išgyvena ir ką turi patirtį. Kaip tu kitaip išmoksi, nedarydamas, nerinkdamas tų patirties taškų. Tai patirties taškai reikalingi. Gerai nuruoštis, nes išvažiuojam 8, o dabar yra po 6:49. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Kas sušalo labiausiai? Kas labiausiai sušalo? Upė labiausiai sušalo. Kas? Upė. Vidutiniškai visi. Visi vidutiniškai. Kas labiausiai sušalo? Upė. Tu? O, turim! Nu, kodėl taip jau labai buvo šalta? Pažiūrėjau mano miegmaišis plus 15 komforto. O, tai va, kodėl jis toks mažas. Kas labiau sušalo? Ne, turim nugalėti. Dovilė, papuojam Dovilė. Gausi naują miegmaišį? Norėtum. Galėsi, žinok, antrą nusipirkti. Tikrai, žinok, būna žmonės su 2 miega. Ne, nebetils. Nu, tada jau. Ne, manau, kad tada rasim Ne, gal vietos. kitas naktis bus. Ai, nu jo, tikėkimės. Gali būti. Kas pusryčiam? Bent po 3 kiaušinius. Kiek kiaušinių atkeliavo nesuskaldytų? Visi išskyrus 2. O, tai 68 kiaušiniai. Prarastas upėje. Nieko. Oho. Nu, 8:03. Pasiruošę važiuoti plius minus. Šiandien turim gražią dieną. Turim Antano gimtadienį dar be viso ko.
Tai galim visi sudainuoti. Su gimimo diena, su gimimo diena. Valio, 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 valio. A dabar visi savo skambaliukais. Brim, 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 brim. Dėkui. Važiuojam. Sveikinimai. Ačiū labai. Antanas visiems geras pavyzdys, kaip vat, galima važiuoti 66 metai. Ir aš turiu tokią dovanų turiu, kaip gimtadienis be dovanų, tokia lengva laiko mašina, truputį atjauninsim, nors tikrai nesakau, kad blogai atrodo, bet Kažkieno pagyriau akinius. uždėsim greičio akinius ir dabar Antanas važiuos. Kokie jūs fainuoliai. Sakinės ir taip fainė, aišku. Va. Ačiū. Ir linkiu šitą žygį pravažiuoti dar kartelį, kažkada tai su savo anūku, kur va, turėjo tokią mini svajonę. Dievas, aš apie šitą žygį galvosiu, medituosiu ir tikrai dar tikiu, Maišiuką čia padeda. Susitiksim. Ačiū. Gerą kelią. Mes čia prasidėjom dabar degaliniai, čia yra mūsų pirmas ir paskutinis tualetas. Toksai, Circle K, atsiprašau. Circle K daug apie ją sakyti nereikia, čia daug ko. Kavytė, tualetai, viskas su muilu. Rankas nusiplaunam laukiniai, bet, toksai, vis tiek norisi kartais to dar. Tai va, nuvažiavom čia 26 km šiandien. Važiuojam valandą 16. Tai čia taip gan greit važiavom. Dabar važiuosim iki Ringaudų. Pakeliu į Kačerginę ir į Zapyškį. Ten pietausim. Geras. Pavalgėm prie Zapyškio bažnyčios pietus. Nuvažiavę dabar esam 51 km. Ir dabar tiesioji iki Vilkijos, iki kelto. Toks pakankamai nuobodus, monotoniškas važiavimas šios dienos. Iki Jurbarko, ten Lidlas ir tada jau nakvynės vieta. 130 km. Jos tiesiog surinkti reikia. Reikia atsėdėti savo valandas ant dviračio. Kelto kapitonas juokėsi, sako, namelį, sako, paleist galėjai, būtų pas mane atplaukęs čia į Nemuną. Jo, būtų jam būstinė. Štabas, nors jie čia turi būdelę šią tokią. Bet žmonės, reiškia, stebi, kas vyksta upėje. Čia mes paradą mums padarė čia. Pažiūrėk, kokių čia senienų pritraukė. O, ten dar ir signalas yra. Įdomu, kiek jie moka taršos mokestį.
Smilte, labas. Tu čia? Atminėm šiandien į tikslą. Stovyklavietę prie tvenkinio. Numinėm 135 km. Sakyk dabar. Problemą turim. Kokiagi problema? Tai nutrūko grandinė. Taip minam, kad net trūksta grandinės. Žiūrėkit, kokie čia monstrai susirinkę. Su tokiom blauzdom, tiesiog metalas neatlaiko. Nu ką? Matai, kaip myniau, Bet net tai laikė žirgas. parodyk blauzdas. Kaip čia O, Jovita sudarinėja treniruočių programas, kad būtų metalinės kojos. Tvirtesnės, kreipkitės. už grandinę. Nu gerai, o ką mes dabar darysim? Adomai, ką mes darysim dabar? Mums būtent reikia specialios 29. Skaičiaus? Ja. O tu- 27. O tu turi kažkokią grandinę? Mano 30 metrės. Tai patrumpint galim. Kaip? Puch iškalt, čop sutrumpint. Kurkis nakvot ir duosim vaikinam akmenų ir jie taisys. Tiek taiso. Tegu taiso. Aš čia ne prie ko. Valgyt. Ne mano dviratis? Ką čia? Aš taisyti nemoku, ką man tą Reikės jį daryti. nusipirkt, Kristinaigi sakiau, o jeigu sulaužys, sako, Ne, nupirks. čia grandinę mes pakeisim ir galės toliau nevažiuoti su ja. Taip, nes aš tai pasiruošus važiuoti Saivą, matai? Ir, tarp kitko, šiandien čia yra Jovitos rekordas. 135 km. Kaip jausmas? Šiaip dabar jau gerai. Dviratis lūžo, man jau nieko nebeskauda. Ne, taip lauk, tu nenuminiai 135, tu mažiau nuvažiavai, kitus atstumiai. Aš tenais šitą rėdėjau. Bet pasisekė labai arti. Taip. O būtų vidury dienos, aš jau tada Jurbarke būtumėm sutaisę. Rekordas tavo šiandieną? Jo, rekordas. Daugiausiai numinta. Kiek iki tol buvo? 130. O, tai sveikinam, biški pagerinai. Ir kaip dienelė? Gerai, padangą pradūriau. Pradūrei? Kada tu pakeis spėjai? Nespėjau, dasipučiu prie lido Ai, ir tai dar ne- vieną kartą. Nedaug leidžia. Nedaug. Tai jau dabar gali pasiimti, Jo, jo, nusimti ir užsiklijuot gali. nusiimsiu viską. Nu ką, rekordas šiandien? Koks? Numintų kilometrų. Taip. Kiek iki tol buvo numinta? Mano? Aš apie asmeninį. Nežinau. Šiandien 135. Tam šiam. O, tam šiam. Tai sveikinu. Ir kaip, nu, kaip? Sunku, lengva, galvoji, kaip. Normaliai. O tikėjai sunkiau, lengviau. Tikrai? Taip. O. Galvoju, šis ne, kaip čia, neįveiksiu. Tai dabar rytoj jau negazdina. Tai ir to nedaug. Nu, 120. Aš galvoju, kad jau ten iki kelto ir viskas. Nu, tai iki kelto, bet iki to kelto yra 120. Nu, žiūrės. Ir dar šiandien su naujų mėgmaišių. Ir bus nešalta. Taip, su 2 mėgmaišiais. Čia yra mūsų nugalėtoja, kuri nugalėjo šalčiausios nakties konkurse. Antanas Bananas irgi rekordas, taip? Taip. 135. Galvos ir vargo nebuvo. Kaip, nu su vėjeliu, puikiausiai, net ne paskutinis. Puikiausiai. Ai, čia jau rodiklis. Nu taip, Nu tai aš saugau visus po paskui. jisai po priedangą. Ačiū, esate draugiški, tai nepalieka, sakau, Ne. smagu. Dar va būtent man gumytės pasikabina ir patraukia, jeigu reiktų. Nu, yra priemonių visai. Tai. Tau ne rekordas, tu jau kartoji kursą. Nerekordas, labai nusivylęs. O kiek tavo rekordas? Ne, tai tiek ir rekordas, Čia kiek šiandien. Tik tai, bet pernai. Ja. Tai kodėl daugiau nenuminė? Galėtum ir 200? Reiktų kaip kiti pernai minė, atminė čia ir dar 20 km pirmyn atgal, kad suapvalim. Emilvidai linkėjimai. Nu ką, šefai prieit negali prie laužo. Tokį užkūrė. Karšta, bet Labai gerai. pagaliau jau maistas bus. Jo. Šalkės? Jo. Aš irgi šalkės. Noriu skanaus maistuko. Gal, žinok, biškai gal geriau būtų su pagaliu paraust, tada ir ant žemės. Va, viskas kaip sprendžiasi greitai. Turi pasirodo tinkamą grandinę. Tai pakeisim dabar dviratį naujom dalim. Visą grandinę reikia? Tai keičiam visą grandinę. Aišku, nu, aišku, tai vis tiek jau reiškia jinai savo atminta jau. Reikės alyvos, alyva yra pasiūra. Alyvas čia pas kas antrą yra kaip ir padangų lopelių. Prašau, čia vat tuo ir yra tas komandos žavesys, kad... Va, žiūrėk. O, kokį glėbį malko atnešė. Visi po mažą darbelį padaro ir mes padarom didelį dalyką. Žygį
padarom, bet tik tai vat, kartu to mūsų bendrystė. Vat mergina, viena. Pirmą kartą mina, nuo sofos, Jovita. Nu ir nutrūko krantynė. Ką tu vienas darytum? Nu viskas, kelionės pabaiga. Aišku, vienas turbūt net nevažiuotum. Nu, kai tu nuo sofos neturi patirties, nevažiuotum. Nes tada dar tu inventoriaus daugiau turi vežtis kažkokius katilus, kažkaip gamintis, planuotis, o čia vat yra vat komanda. Pumt, vyrukai, jinai tik tai vat palapinės statosi, vyrukai jau jie sugalvojo, jau jie rado sprendimą, jau jie rado dalis, jie dabar keičia su entuziasmu, jie vietoj savo, nagis mes gyvyrai, mums duoda kažką tai pataisyti, duotų kažką tai padėti. Nu viskas, jie savo palapinės nestato, viskas dabar remontuoja dviratį ir viskas, dviratis bus naujas ir suremontuotas. Nu, ne naujas, bet suremontuotas. Taip pat vat ir su laužu. Vienas eitum, rankiotum tos pagaliukus čia po mišką, ieškotum, o čia paprašy, tiesiog yra taisyklė. Iškart kuriam laužą, suneša malkas, tada kažkas kuria laužą, kažkas gamina, kiti statosi palapinės ir va, prašau, visas kalnas malkų jų dar liks čia ir pusryčiams ir liks apskritai. Čia tiek sudegint be šansų. Ir su pusryčiais taip pat. Kažkas pjausto, kažkas deda į puodą, o jau kažkas valgo. Čia mūsų šefas. Šefas. Tai gal žiūrėk iš vitvėlio. Vo, koks medis. Čia yra atsisėsti būt. Kaip? Kaip ir prašosi, sakau. Aha. Mums laužo. Čia buliamai tiek pritempėm, kad... Tai kad greitai labai sudeginam, čia pusė buvo. Nu tai. Tai geriau, kad būtų Rytai, rytoj, vakarą, aišku, super. Pedalais matuojam iš Vilniaus dviračių link Palangos tilto važiuojam. Savo asmeninius iššūkius skaičiuojam. Po žvaigždėtu dangum sapnus dėliojam.